Ešeriukais. Ganas. Ne taip arti man važiuoti, 50 km beveik. Tokiais keliukais, posukiuks ant posukiuką. Ėjus biškį toksai bangelis. Mažas. Bet kaip vėgėliam tai gerai. Toks oras. Geriau negu ramus bus. Bet galvos pumpičių irklas tai nieko gerai. Ravikė tokia nemaža, nelabai matas. Vanduo pakilęs gerokai, jaučiu kokie 8 cm. Gal daugiau dar biškį. Pasėmiau prožektorių tokį. Mes į valtį bus šviesiau. Šniūra prie kojas. Dėl viso pikto. Kartais sunkinkų valtis išsiverti, bent jau valtis nepabėgtų. Visą laiką pasižiūrėjau. Reiktus mėsos, bet visą laiką dėt, kai jau žvėjuoja ant galvakablės.
Nu nieks nenori atsiliepti. Jau pravariauju aplinkui, čia išmajojau visur. 2 valandas jau čia bekina. Nieks nenori. Jau nusidaužė man fosforas. Noriu papasakoti vieną istoriją savo žvejybos. Kaip vos nepakračiau kojas ant ledą. Buvo maris, karoči. 3 atvažiavom, atsivežėm keturratį ventis ragą. Karoči, susikruojam viską į tą keturratį. Nuvažiavom iki vietos ten link rožių krūmą. Važiavom vėgelių stintų pažvejoti. Karoči, čia buvo sąnašas didelės, biškį ratu gavom važiuoti tokį ten link Nidos, paskui sukti atgal biškį. Nuvažiavom, nutrūko variatoriaus diržas mūsų keturračių. Čia buvo apie pietus kažkur dieną. Nu ko, aš peškom išvariau ventis ragą ieškoti, kas galėtų partenti mums iš ryto tą motociklą. 8 kilometrus parėjau peškom. Radau žmogelį tokį su keturračiams. Atvežė manis iki tos vietos, kur mes žvejojom. Pažiūrėjo, kur mes esam. Sako, aš iš ryto atmausiu. Aš turėjau tokį pečiuką pasidaręs, tokį su ventiliatoriu. Ten viduje vamzdžiukai tokie iš apačios skaitant. Dujiniai ventiliatoriuks nuo kompiuterio put. Nu, karoči, aš užsikūriau tą pečiuką ten. Jau kaip parvežėns mane jau vakars, pasigavom kelias stintas. Susileidom vėgelinės. Na, karoči, sėdam, na. Aš toks nuovargis kažkoks sėdu toj palapiniai, išeinu tos vėgelinės, pažiūriu, nieks nieka. Vėl pareinu, vėl atrodo toks nuovargis, galvoju, blemba. Tiek peškom privaikščiau, galvoju, pavargau, turėjau raskladuškę pasėmis. Tiek šilta toj palapiniai, nusimojau kombinezoną, atsiguliau į tą raskladuškę. Nu, karoči, tie dar tu mano hebrantai irgi savo palapinės turėjo. Karoči, ne 6 valandą iš ryto atein, o aš ten, karoči, be sąmonės. Lets patirpęs jau nuo to šilumos. Tas dujinio užgesus išdegina visą degonį, karoči, man palapiniai. Karoči, tada man taip mėgs ir ėjo, nuovargis toks atsirado kažkoks. Nu, ir išvežė mane į reanimaciją nuo to ledo. Tai 1 valandą dienos tik atsipeikiau reanimacijai. Nu, bet niek atrodo vis laimingai. Ten reanimacijai šneku, negaliu prašnekėti, daktarai galvoja, kad man insultas. Man kažkaip žandikaulius surakina. Žinau, nuo šalčio, venžinė. Nuvedė paskui pas chirurgą, tas čiunkštą atrakino tos žandikaulius. Nu, pradėjau tad normaliai kalbėti. Tie daktarai galvoja, kad aš prigėris buvau. Aš iš vis negram negėris. Tie draugeliai išgėri ten butelką. Nu, tą palaikė mane toj ligoninėj ten 2 dienas. Daktaris temperatūrą matavo. Sakau, išleiskit namą. Pamatavo tą temperatūrą paskutinį kartą, nieką. Išrašė antibiotikos pamoks. Sako, pagerk. Grįžau namo. Nu, karoči, prasidėjo plaučių uždegims. Į mėnesį laiką prasirgau su plaučių uždegimu. Tokia žvejybėlė išėjo. Nuo to laiko daugiau nebesu išvažiavęs ant marių. Bet kai nebė to ledo jau visiškai nieko gero. Tai va tokia žvejyba man išėjo. Čiut kojelis nepakračiau. Hebra, atėjo iš ryto indai tą palapinę, iš tikrųjų randu patirpęs nuo tos raskladuškės nukritęs tam vandenį, kvailo apsivėjimas, sakė. Aš tai niek nebijutau, bet
istorija buvo žvejybai. Da, kai surinksim 1000 prenumeratorių, papasakosiu jums, kaip skendam marės mes su keturračiu. Vieną istoriją buvo pasakojęs ten. Čia turiu dar šiokios tokios filmuotas medžiagos. Tai įdėsiu dar tą filmuotą medžiagą. Galėsit pažiūrėti, kaip mūsų keturratis ten plaukia. Kaip traukiam lauk. Viską po biškį.